Labą dieną, gerbimi Telšių rajono gyventojai, savivaldybės tarybos narys Bacevičius. Turiu informuoti apie neeilinį įvykį savivaldybėje Telšių rajone praeitą savaitę savivaldybės tarybos posėdyje. Prie visų klausimų buvo mano tarybos nario paklausimas. Tai yra tokia procedūra įstatymų numatyta. Savivaldybės tarybos narys turi teisę paklausimų kreiptis į bet kokią savivaldybėje dirbantį pareigūną, pakviesti į tribūną, ten dėl kažkokių įvykių paaiškinti, pasiaiškinti ir taip toliau. Aš tai dariau daug kartų, sukvietęs daugelį direktorių pasiaiškinti dėl kokių nors įvykių. Tai buvo darom daug kartų ir dar bus, tikiuosi. Ir šį kartą pakviečiau į savivaldybės salę, pakviečiau Kranto progimnazijos direktorę Ireną Daubarinę dėl neeilinio įvykio, kada čia prieš porą savaičių buvo sumušta mergaitė, mokinė, Kranto progimnazijos penktokė buvo sumušta. Tėvai kreipėsi, skundus yra rašė tėvai ir policijai ir visur kitur. Ir aš pakviečiau raštu, kad Daubarinė direktorė ateitų pasiaiškinti, nes ne pirmas kartas tai progimnazijoje yra smurto atvejai, tie smurto atvejai nesibaigia, ir turim kažkaip pabaigti, mes netoleruosim niekada to. Ir kas įvyko? Įvyko tas, kad atėjo į savivaldybę Daubarinė ir su mokyklos, pusė mokyklos mokytojų. Pusė, aš nežinau, kiek ten dirba, bet 20 mokytojų atėjo su Daubarinė į tribūną. Daubarinė įsigando, aišku, ir vieną tribūnai pasiaiškinti nenorėjo pasiaiškinti. Ir atėjo su mokytojais 20 mokytojai, ten kai kurie mokytojai tai paprašė jos ateiti, ar įsakė, aš nežinau, bet ten agresyvių buvo galbūt vienas ar du. Nedaugiau. Kiti, aišku, nesikišo ir teisingai darė, tai kad ką aš blog padariau. Ir pradėjo man grasinti. Man buvo grasinama, viešai buvo grasinama. Ir už ką? Už ką? Už tai, kad aš užtariau penktokį sumuštą mokykloje. Aš užstojau mergaitę penktokę ir aš buvau pasmerktas. Reikėjo niek nesakyti, reikėjo nesikišti, muškit, užmuškit ir taip toliau. Ne, draugai, taip nieko nebus. Ir Daubarinė vietoj to, kad prisimti atsakomybę, ten pažadėti, kad visus susitvarkys, jie tokią akciją sugalvojo. Ir nulinė ta akcija, gėda paprasčiausiai mokytojai, ten pažįstami tie mokytojai, pusė mokytojų pažįstami ir mano dukties mokytojai, pirmoji pati geriausia mokytojai pasaulyje ir kita mokytoja pas mūsų rinkinėme sąraše buvo ir pažinau tai mokytojai. Ir aišku, jie niek nesakė, bet atėjo palaikyti direktorę, kuri nekontroliuoja situacijos mokykloje. Mokykloje vyksta patyčios, mušami mokiniai yra, smurtas. Ir mokytojai palaiko direktorę, nesupratau aš. Ką aš negerai padariau? Užtariau mergaitę sumuštą. Taip, užtariau ir užtarsiu ateityje. Ir dar kviesiu, gausiu signalą ir vėl kviesiu direktoriai, nes pas mūsų mero nėra. Meras pas mūsų absoliutus nulis yra Telšių rajone. Tomas Katkus, jis yra bailys, jis bijo ką pasakyti, jis bijo, jo direktoriai, jo pavaldiniai tiesiogiai, bet jie neužsiima tuo. Švietimo skyriaus vedėjai turėtų užsiimti. Aš buvau nuėjęs į švietimo skyrių, ten irgi neįdomu. Ir turiu skundų, pavyzdžiui, dabar Borisevičiaus gimnazija ir paduoti teismą. Gimnazija paduoti teismą. Irgi dėl smurto. Varnių gimnazija važiuosi kitą savaitę aiškintis. Vėl turi signalą, kad Varnių gimnazija buvo tyčiojamas iš mergaitės. Iš mergaičių daugiausiai tyčiajas. Toj pačiai kitose mokykloje. Tai ir netoleruotina. Įsivaizduokit, kas tą vaiką turi užstoti, apginti? Kas? Jeigu kiti tėvų neturi, kitų ten mamos yra užsiėmusios, ateina vaikas į mokyklą, jį pradeda stumti, daužyti ir taip toliau. Grįžta vaikas apdaužytis namo. Tai ką aš turiu užtarti? Aš į savo turiu vaikų. Irgi užtariu savo vaikus, aš negalėčiau neužtarti, tai tokį gamtą tėvai vaikus užtarė. Ir atėjo mokytojai, Kranto progimnazijos mokytojai, atėjo manęs pasmerkti už tai, kad aš užtariau penktokę sumuštą mokykloje. Absurdas. Mokytojai
Kaip jums negėda, jums tik tai atlyginimai svarbus galvoj. Tik atlyginimai, dėl atlyginimų lipote į ministeriją, kai kurie mokytojai lipo į ministeriją per langus dėl atlyginimo. Dėl vaikų pirštų nepajudina, apie tai jokių kalbų nėra pas mūsų. Mokytojai nei apie mokyklą, nei apie sąlygas, niekada nėra, aš nesu girdėjęs, ką prasitar, tik pinigų jums atlyginimą duoti. Už ką? Už ką turime jums pakelti atlyginimą? Už tai, kad vaikai mokykloje yra mušami. Už tai, kad tyčiojimas iš vaikų. Už tai reikia pakelti atlyginimą. Tai neteisinga. Aš viską, ką dariau, teisingai dariau. Gausiu signalą. Tėvai, kreipkitės, jeigu įtyčiamasi iš vaikų, jeigu yra mušami, patyčius, kreipkitės. Visada mes tą visą reikalą išaiškinsim, išviešinsim ir netoleruosim. Tai va, toks įvykis. Mokytojai reiškia, aš prieš smurtą mokykloje, o mokytojai jūs klausimus. Tai va tokia žinia. Ačiū dėmesį.